Keturratis HS650. Didesnis šiek tiek keturratis, todėl kad yra didesniais ratais, 10 colių ratais, šiaip labai gražiais lengvojo lydinio, normaliai vadinkim lietnykais. Lietnykai šiaip labai gražus, 10 colius yra didesnis nei standartiniai, ne standartiniai, bet kiti, tiek triračiai ir keturračiai, nes tiek šitas yra mažesnis. Čia mes turime labai gražų apšvietimą, čia dega LED apšvietimas, dabar pabandysiu šį įjungti, jums pademonstruoti. Tai čia LEDas dega ir šitą lempą. Jūs ilgas trumpas galite įjungti su šitą, ką dar galiu. Aš galiu iš metro išjungti viršų, va. Tada tik gabaritas dega. Geltonas šiaip. Galėtų baltas būti, bet geltonas dega. Galiu ir jį išjungti, nes realiai mūsų įstatymai leidžia, kad tik tais LED išviestų. Tai va. Dabar ateikit, pakalbėsim apie skydelį. Skydelis turi elektroninį vaizdą, tai jau nebūna šiaip jie su tokiais paprastesniais, tai šitas irgi labai gražus yra. Kaip rodžiau, yra šviesų jungiklis. Čia yra pozicijų, kai galima išjungti arba gabaritus įjungti. Atbulinis ir į priekį. Tai pypsi, kaip visada atbulinis. Šiaip erzina, bet tokie standartai ir turit priprasti, kad pypsės. Taip į priekį. Pypsis. Posūkius turim. Kaip posūkį šviečia parodyti. Va. Čia, o gale. Gale irgi standartiškai. Bet šiaip gražus tie galiniai man. Gerai, galinį palauk šjungti. O avarinio irgi neturim čia. Čia avarinio nėra. Veidrodėliai. Visai neblogos formos. Man šitie gal gražiausi veidrodėliai. Tai čia skonio reikalas, žinoma. Aš ką pamiršau ir apie tuos reikia iš tikrųjų, bet šitas. Dabar sėdėsena. Pasikelia porankiai, tai jums patogu bus įsėsti. Realiai šiaip kaip krėslas. Jeigu kituose modeliuose yra šiaip labai įdomiai pagal tą vadinamą ūgį reikėtų spręsti. Šitas turi pasijudinimą atlošo. Matot? O dabar, pavyzdžiui, mano ūgiui jau niekaip. Batukai. Taip. Tai jeigu noriu aš savo ūgiui prisitaikyti, kiek aš galiu arčiausiai. Nečiau nebe mano irgi net. O, pažiūrėkit. Va. Šiaip labai patogus dėl to dalykas. Tai jau mano ūgiui net, o aš esu 1,75 m, tai jau jis yra per mažas. Tai reiškia, tikrai iki mažo ūgio galima drąsiai važiuoti, prisitraukus šitą atlošą. Tikrai labai patogus sėdinė. Nu va, maždaug taip. Maždaug taip galiu įsitaisyti. Turim daiktadėžę. Čia galima įsidėti, nežinau, piniginę ar dar kažką tai. Šitas priekį. Kabliuko tašiai neturim kaip kitose modeliuose, bet čia yra, kas? Pakrovės? Paspausti. Čia yra du net, matot, žiūrėkit kaip gražiai. Ir nikeliuota apsauga, ir tokia apsauga. Va, žodžiu, galėjai išsidaro. Vandenį lysti tokį. Taip, baterijos jam eina po sėdynę, bet jau čia neištrauksiu, nerodysiu jums, kad ne, po sėdynę, va ten, matau. O čia daiktadėžė. Ne, baterija. Baterija, taip, tai čia baterija. Bet ten yra, man rodos, vietos. Galėtų daryti. Čia yra spyna. Nu, į ką dabar pasukti? Va. Čia daiktadėžė, aš tau sakiau. Čia žiūrėkit, dar viena daiktadėžė. Čia ką mes turim? Va, signalizacijos pultą. Reikia gal ištraukti, aš parodysiu, kaip jis veikia. Čia padėsiu, pakabinsiu. Saugiklis yra, ne? Čia, kaip butė. Galit išjungti. Taip. Čia baterijos yra šitos, man atrodo, tas nusiema, ne? Po apačią. Taip, po apačią. Nu, įdomi šiaip tas realiai, jeigu šiaip kas gerai, tai šis saugiai. Čia net kas nors sugalvoti negali, kad čia gali būti tokio pakelta po kapoto. Все, užsidarė. O raktą aš čia nepalikau. Ne kažką. Taip, gale. Bet yra du raktai, tai jeigu du palikai, tai du raktus. Tai vieną namie pasilikti. Taip, būtinai pasilikit vieną namie, kad nebūtumėt kaip aš. Čia yra standartinė, kaip būna gale. Šiaip ne visose būna, nereiškia, kad standartinė, bet pas mes stengiamės, kad būtų. Bent jau kažkokia tai daiktadėžė gale ar priekyje, nes man labai svarbu šiaip triratį, keturatį gale priekyje. Taip, signalizacija.
Išbandykim signalizaciją. Ar šitas įsijungia per atstumą? Vėl spaudžiu žaibuką. Iš čia 4. Įsijungia per atstumą. Galima jį užgesinti per atstumą. Va. Taip, dabar užrakinam signalizaciją. Pranešė mum, kad mes jau esam vagis. O dabar jau gąsdina žmonės. Gerai. Taip, o čia yra... Čia galit per atstumą tiesiog, jeigu matot, kad kažkas lenda, vaikai ten, dar kažkas galit per atstumą parduotuvį. Pavyzdžiui, esat paspausti tokį knopkę. O, šitą. Ir jisai jo, išgąsdinti visus. Tas visai neblogai yra. Gerai. Čia dar yra šiaip skėčių tam lazdų laikiklių. O, gal aš jau užkabinsiu. Kam tokiam? Lazdų laikiklių įsidėti, čia vieną skilutę. Ai, bet ne kiekvienose modeliuose gyvūna. Jo, tai čia yra varžtai. Jo, yra priedas toksai, kur jūs galite nusipirkti ir įsistatyti, tokį kaip lasdą įsistatyti, šiaip skėčių įsidėti, gan patogu, nes, pavyzdžiui, jeigu ilgą turit, parodysim paskui, bet jeigu ilgą turit kažkokį tai, sakykime, daiktą, kurį reikia vežtis, tai, čia, žinot, biškai sudėtingiau, nors daiktadėžių yra, bet tokiam ilgesniam. Tai čia būtų toks visai patogus daiktas, bet... Čia jau kiekvienam pasirinktinai. Taip, ką mes dar galim papasakoti? Priekį turi tokį kaip apsaugą metalinę. Lygiai taip pat turi ratukus gale, kad galėtumėt jį transportuoti, įsistumti. Stabdžius gal reikia paminėti, kad vieni yra hidrauliniai, kiti... Būgniniai. Taip. Tai hidrauliniai ir būgniniai skiriasi tuom, kaip tu gale yra būgnas. Priekį hidraulika, tai reiškia, turim diską ir suportą. Ir čia jau eina su skysčių stabdžiai. O būgniniai reiškia, stovi tokia kaip būgnas ir viduje yra kaladėlės, kurios išsiplečia. Tai čia yra gale būgnas. Ar čia ne taip, matai, veikia? Ar taip veikia? Jo, būgnas. Tokiu principu, kaip sakau, jo, taip ir veikia. Bet daug kur motocikluose būna, kad gale būna kartais hidraulika, o prieki būna būgnas arba atvirkščiai. Tai, bet stabdžių pakankamai. Pasitrauk, parodysiu, kaip mes su jais stabdom. Biškai palauk, įsitaisyti reikia čia normaliai, kaip vairuotojai. Nu va, stabdymo maždaug kelias vis tiek yra. Dabar palaukit dar vieną. Rovimo nėra, tai gan saugiai galėsit jaustis. O, pavyzdžiui, iki dugno čia spaudžiu. Jisai pradeda riedėti. Nu va. Čia buvo reduktorius, turi tą įsibėgėjimą. Jo, tai jisai švelnų, nėra to tokio šiaip, nes jeigu būtų 1000 vatų ir nebūtų to tokio, nusigali lupti, tai nemalonu tokį turėtų. Čia švelnų tokį galėsite įsibėgėti. Taigi šitą modelį, HS650 galite įsigyti pas mus, mankius.lt. Jį galima rinktis tiek ličio bateriją, tiek acidinę. Kaina, aišku, šiek tiek skiriasi logiška. Krovimo laikas maždaug 6-7 valandas, kaip ir visų standartiškai. Visi jie yra grubiai 1000 vatų, tam, kad jūs galėtumėt legaliai važinėti keliais, dviračių takais ir šaligatviais. Iš tų HS dar yra MS03, jų labai patogios yra kėdės. Tas man tikrai patinka. Prašom, apsižiūrėkit, užeikit pas mus į parduotuves ir išsirinkit savo triratį ar keturatį.